Gyveno kartą miške trobelėje senelis ir senelė. Ir nutarė jie kartą išsikepti savo pagranduką, vaikiuką. Kaip tarė, taip ir padarė. Gudrus buvo tas pagrandukas, tik šast pro langelį ir pabėgo nuo senelių į mišką. Bėga pagrandukas mišku, viskas nauja, viskas gražu, aplink gėlės, eglynai, tik nejauku truputį, gali ir kokį žvėrį nematytą suktikti. O kasgi ten už kelmelio krebžda, kokie ten spigliai lenda? Ogi čia ežiukas. Kas būsi? Gal nuplikęs ežiukas? Ką tu, aš pabėgęs pagrandukas. Gal eikime drauge? Eina jie mišku dviese, taip linksmiau, bet kieno nors draugija tikrai nepamaišytų. O kieno čia ausis lenda? Čiagi zuikis puikis kažkur keliauja. Ežiukai, kur keliaujat? Klausė zuikis. Čia tik vienas ežiukas, o aš pagrandukas. Mes čia šiaip miškų vaikštinėjam, nuotykių ieškom. Gal ir mane į draugiją priimsit? Žinoma, trise linksmiau ir pikti žvėrys nebaisus. Čiagi miškas, gali ir kokią lapę susitikti, o lapės gudrios, plėšrios. Eina toliau trise, tik tolumoj kažkieno akis tik sublizgė. Trijulė net nustėro, tai ir yra lapė, tik nedidelė lapiukas. Ei, kas jūs tokie, kas čia taip kvepia, kurį iš jūsų galėčiau suėsti? Ogi ne vieno, mes draugai ir esam stiprus, nešdinkis iš čia. O gal leiskit kartu keliauti, man vienai liūdna mišku bėginėti. Eina jie kartu mišku, lapiukas visai draugiškas, linksmas, negirdėtas pasakas seka, nenuobodu naujiems draugams. Ir oras gražus, tik kas ten tolumoj raudonuoja? Ar tik ne kokio namelio stogelis? Būtų gražus namelis, tik labai susenęs, sulūžęs. Kaži, ar jame kas nors gyvena? Ir pasirodė graži mergaitė. Ji labai nustebo pamačiusi tiek svečių. Kasgi jūs būsit, ar pas mane į svečius atėjusi? Mes keliaujame mišku, o tavo namelį radom visai netikėtai. Gal tikrai vidų pasikviestum? Ogi negaliu, mano namelis mažytis, visai sulūžti baigė, pati nežinau, kur gyvensiu. Tuomet pagrandukas prisiminė senelius beturys. Eime pas mane, pas mano senelius, jie tikrai apsidžiaugs. Greitai jie priėjo ir pagranduko senelių trobelę. Ji buvo aukštai ant kalnelio, labai gražioje vietoje. Senelis sėdėjo prie langelio ir labai laukė grįžtant pagranduko. Taip ta pasaka ir baigėsi. Žvėreliai pasivaišinę nuėjo savais keliais, o pagrandukas ir gražioji mergaitė liko gyventi su seneliais. Visi buvo